Padangos suteikia mums mobilumo ir laisvės. Sunku įsivaizduoti pasaulį be jų. Kaip tuomet galime padaryti padangas tvaresnes ir sumažinti jų poveikį aplinkai, žemei, vandeniui, orui ir visuomenės sveikatai? Kasmet sunaudojame apie 1,5 milijardo padangų. Kai kurios iš šių padangų gali būti restauruojamos ir naudojamos pakartotinai, bet tokių labai nedaug. Šiandien didžioji dalis naudotų padangų yra deginamos kaip energijos šaltinis krosnyse, elektros energijos tiekimo įrenginiuose arba yra tiesiog išmetamos į sąvartynus. Padangos patekusios į tokias vietas technologiškai neperdirbamos. Laikui bėgant suyra į aplinką išskirdamos nuodingų cheminių medžiagų, užnuodija dirvožemį ir vietinių ekosistemų vandenį. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame galėtume pakartotinai panaudoti padangų gumą naujiems produktams, tokiems kaip avalynei ar guminiams automatiniams dalims gaminti, arba ekologišku, tvariu ir ekonomišku būdu prailginti kelių ir stogo dangos eksploatavimo trukmę bei kokybę. Rubintek išrado procesą, kurio metu naudotų padangų guma paverčiama termoplastiniu polimeru, vadinamu ILTC. Ši medžiaga yra naudojama daugybėje skirtingų pramonės šakų kaip žaliava. Nuo batų padų, padangų ar kitų automobilių dalių iki bitumo modifikavimo produktų, siekiant prailginti kelių ir stogo dangų eksploatavimo laiką. Ji taip pat gali būti naudojama naujų padangų gamyboje kaip žaliava. Padangų guma yra vulkanizuojama, o tai leidžia gumai tapti tvaresne. Tačiau kartą vulkanizuota, ji negali būti pakartotinai panaudojama, ištirpinama ar maišoma su kitomis medžiagomis. Rubintek automatizuotas devulkanizacijos procesas selektyviai suardo cheminės jungtis gumoje, paverčiant naudotų padangų gumą nauja vertinga žaliava. Mūsų įmonėms buvo skirta 3,6 milijono eurų valstybės dotacija pradėti pirmąją pasaulyje tokio tipo bandomąją gamyklą. Aukštos kvalifikacijos Rubintek komanda siekdama apsaugoti naudojamą technologiją pasitelkė know-how ir komercinių paslapčių derinimą. Prisijunkite prie mūsų misijos – išspręsti pasaulinę padangų atliekų problemą ir suteikime gumai tvarumo ir ilgaamžiškumo. Kartu sukurkime žalesnių, ekologiškesnių galimybių pasaulį.